Sveiki, laba diena, bendrataro prognozė gegužės 5-11 diena Jautis. Jei nesate prisijungę į mano YouTube kanalą, kviečiu jungtis. Manau, suprantate, kad tai yra bendrataro prognozė netiks visiems. Dėl asmeninės taro konsultacijos kreipkitės privačiai. Dabar žiūrime Jautis, kokiagi savaitė laukia Jaučio. Kokios energijos, savijauta, finansai, asmeninis gyvenimas, jausmai, šeima, darbas, staigmena ir naujiena. Taip, dabar žiūrėkit, kokiosgi energijos. Žinot, galbūt iš tikrųjų tas atrodo ta laimė, viskas gerai, džiaugsmas, tokios, žinot, galbūt nuotaika gera, viskas labai gerai, bet vis dėlto liūtai galbūt viduje nesijaučia tokie laimingi. Galbūt tos situacijos, kad atrodo džiugintų labai, o viduje nėra tokio ir džiaugsmo, suprantat. Tai galima sakyti, iš išorės viskas labai gražu, bet viduje gal truputėlį ir tuštuma tokia. Gal tokios situacijos tokios, suprantat, bus, kad dėl kažkokios priežasties tiesiog liūtui nelabai, ta prasme, toks, atsiprašau, ne liūtui, o jaučiu toksai džiaugsmas, bet šiaip iš tikrųjų kažkokios situacijos gali būti taip, jos gali būti džiuginančios, laimingos, tokios energijos, kažkokių tai naujienų ar dar kažko. Dabar pažiūrėkit, vis dėlto Jautis savijauta. Vis dėlto Jautis galbūt jaučia, kad turi eiti priekį. Jaučia galbūt, kad turi eiti, turi prisimti atsakomybę už savo gyvenimą, už kažkokius gyvenimo veiksmus, už kažkokius gyvenimo sprendimus, suprantat. Ir tiesiog ta savijauta galbūt, kad būtent jisai šią savaitę ir sprendžia savo gyvenimą. Tiesiog sprendimus priima, kaip jam geriau ir, žodžiu, eina į priekį. Va ta savijauta, kad galbūt mano gyvenimas yra mano rankose. Niekas mano gyvenimą negali pakeisti. Tik aš pats, jeigu man kažkas tai reikia kažką tai pakeisti. Finansai. Finansuose Jautis. Vis dėlto galbūt reikės pagalvoti, kiek išleidžiame, kiek gauname, kiek uždirbame, ar galime šitą pirkinį sau leisti, ar ne per daug neišlaidavome, galbūt vaikai per daug prašo. Suprantat, tas toks, kiek duodu, kiek gaunu, suprantat. Galbūt tikrai pinigus, kažkokie pirkiniai yra išleidžiami, perkami dovanos ar dar kažkas žmonėm, kurie tikrai to net nenusipelnė, suprantat. Tai žodžiu, toksai apsvarstymų metas irgi toksai, galbūt reikės pasvarstyti ir pagalvoti, suprantat. Asmeninis gyvenimas, jausmai, vis dėlto ta savijauta, kad reikia kažkur eiti prieki ir, žodžiu, tai mano gyvenimas. Ir būtent tas žiūrėjimas į priekį, suprantat, asmeninis gyvenimas, jausmai, šeima, vis dėlto galbūt Jautis ir kažką planuoja, kažką realiai galvoja, kažką tai daryti, kažkur tai keliauti, kažkur tai kažkokie susitikimai. Žodžiu, žmogus, kuris tikrai gal tiesiog tai planuoja kažkokią kelionę į užsienį galbūt. Ar dar kažką, bet tai yra, kaip sakant, kažkoks tai dalykas realus, kuris jau, galima sakyti, veiksmas vyksta ir iš tikrųjų perspektyvos ganėtinai geros. Be abejo, paskui viskas priklauso nuo pačių jaučių, bet tie dalykai galbūt, ką planuoja, ką galvoja Jautis, taip, perspektyvos geros. Darbe jaučiai vis dėlto nenori matyti. Jaučiai iš tikrųjų pavargę darbe, emociškai išsekę. Darbe jau jų niekas nedžiugina, suprantate, kaip sakant, emocijų nėra jau. Ir jie galbūt, žinot, kaip žmogui yra blogai, galbūt jau viskas erzina, jie net nemato, kad kažkokių tai geresnių dalykų, nes jau jie yra pavargę. Būtent bandymas išlaukti
Ir va ta situacija tokia, suprantat, jinai neaiški, galbūt kažkokios tai paslaptys darbe, kažkokie neaiškumai, kažkokie tai tokie va kažkas man tai tiesiog kažkokia neaiški situacija. Ir vis dėlto jautis vis dėlto bando dar išlaukti, jisai galbūt, kol gal kažkas savaime pasikeis, nes galbūt dar nesiryžta kažko tai keisti. Dar jisai bando išlaukti, dar, kaip sakant, dėl kažkokių tai, žinot, priežasčių ar dar kažko, tai tiesiog bando dar išlaukti, išbūti tam darbe, taip galima sakyti, nes, va, sakau, kažkokios paslaptys, neaiškumai, gal tikisi, kad kažkas tai pasikeis, išaiškės ar dar kažką. Staigmena ir naujiena. Vis dėlto yra kažkokia apgaulė, apgavystė. Ta staigmena, kad kažkoks tai gali būti gudravimas, kažkas tai tokio, kažkas, bet tai yra susijęs su taurių karaliene, tai galima sakyti su jausmais, su moterimi, kurią galbūt sieja jausmai, suprantat. Be abejo, jeigu jautis yra moteris, tai galbūt va, draugė pati geriausia, suprantat, kažkokia, kur tikrai va, pati geriausia draugė. Ir va ta staigmena, kad vis dėlto galbūt kažkokia apgavystė yra, galbūt kažkokios manipuliacijos yra, ar dar kažkas tai. Ir tai vis dėlto susiję su finansais. O vis dėlto galbūt patys jaučiai, žinot, kažkokios, va ta staigmena bus tokia, kad galbūt gudriai turės įsilaviruoti viską, netikėtai gudriai, dėl pergalės, suprantat. Dėl pergalės galbūt kažkokia tai šeimoje, materialiam pasaulyje, tai dar darbas, giminė, kažkokie tai dalykai tokie, kur vis dėlto jautis galbūt bus nugalėtojas, bet ne visiems tai patiks. Ta staigmena, kad teks pagudrauti. Arba bus kažkokia vis dėlto apgaulė, sužinosit, kad kažkas tai bando pagudrauti. Ir, žodžiu, irgi dėl šitų dalykų, kad pasiektų tai, ko nori, kad pasiektų savo tikslą. Ir tas žmogus, va, būtent tai yra moteris, bet žinot, tai moteris, bet tai gali būti ir vyras su moteriška energija, suprantat, ta prasme, kad jausmai, kad tai gali būti kažkas iš giminės, iš artimųjų. Ir dabar žiūrėkit, jaučiams patarimas, į ką atkreipkite dėmesį, turite atkreipti dėmesį šią savaitę. Vis dėlto žiūrėkit, jaučiai turi galimybės kurti savo gyvenimą, kurti kažką tai. Ir va būtent tas va, nauja pradžia, tai jausmai, kažkoks džiaugsmas, bet tai buvo tik mintis ir va įskaudinta širdis. Tai galbūt jeigu kažką sužinosit, kažkas nevyksta taip, kaip norėtųsi, sužinosit gal, kad kažkas tai norėjo manipuliuoti, gudriai kažką tai tiesiog apgauti, taip, kad pasiektų savo tikslą. Ir liksite įskaudinti, atminkite. Turite visas galimybės kurti savo gyvenimą, pradėti, ta prasme, nuo vienetuko. Tai, kaip sakant, labai nesiskaudinkite. Ir į ką atkreipti dėmesį jautis turi va šitoj situacijoj šią savaitę, į ką turi atkreipti dėmesį. Žiūrėkit, vis dėlto šiaip jautis, visa ta situacija, jinai yra stabili. Suprantat, jautis jaučiasi stabiliai. Suprantat, tai galbūt kažkas tai va, sužinosit, kad bandys apgauti ar dar kažką gudrauti, bet iš tikrųjų jums tai realiai nekeičia nieko, nes galbūt jokių veiksmų niekas net neprasidėjo, kad kažkas tai ten, kažkokios tai būtų problemos ar nuostoliai ir dar kažkas tai. Bet va būtent tie pagaliai,
tie nematomi priešai, kas yra, tai kažkokios mintis, tai žmonės kažką pasakė, tai žmonės kažką tai padarė. Iki jūsų daeina kažkokios kalbos, tai va būtent gal neklausykite tų kalbų, tai tiesiog nesileiskite vampirizuojami, kad jūsų energijas vampirizuotų, suprantat, nes tos visos apkalbos, kažkas tai kažką pasakė, kažkas tai ten netaip suprato, ten, žodžiu, jums šito dalyko nereikia, pasikliaukite savo intuiciją, pasikliaukite savo vidiniu balsu. Ta prasme, jūsų vidinė jėga tai yra, suprantat. Ir atminkit, šitoj situacijoje galbūt bus vyras, kuris vis dėlto kažkoks tai vyras, kuris padės galbūt jums. Jeigu ne, niekas šitoj situacijoje negali jums nieko pakeisti, nieko padaryti, tik tai jūs pats. Jeigu reikia kažką daryti, jeigu reikia kažką keisti, atminkit, jūs tai turite padaryti patys. Va būtent tos naujos pradžios kažkokios tai. Ir va būtent galbūt, jeigu kas pasibaigė, nešvaistykite energijos. Suprantat, jeigu vėl sužinojot kažką tai, nešvaistykite vėl tų energijos, susikoncentruokite į savo tikslus ir neklausykite kažkokių tai apkalbų, pletkų ar kažkokių tai naujienų, kurios iki jūsų daeina iš trečių asmenų ir kai gauna sugedęs telefonas. Ir paskui viskas įsibalansuoja ir tikrai nieko gero. Tai taip, toksai jaučio taro horoskopas. Ačiū, kad buvote ir iki.